bring the pain or deliver patience. I see a lion and try to tame it. I know the werewolf behind the sheet. Familiar the scent of deceit behind your pretty teeth. Saying you need space to breathe. What does that really mean? I don't believe when you said to me you really need space to breathe, but you really got up your sleeve. I don't believe when you said to me you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve. Your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve. Silky little sleeve. I seen it coming from up the block. Labukas šiandien ir šeštadienis. Važiuodami iš darbo užėjau į parduotuvę. Suradau pirkti tokių gražių burokėlių su visas lapas ir prisiminiau vaikystės sriubą, kaip mama virdau daugiausiai su kiaulien toks sriubas, aišku, dabar kiaulienas nebetevalgom. Čia įdėjau vištienas, bulvių, sultinį, pupėlių ir tų lapų. Supjausčiau, bandysiu išgauti tokį vaikystės skonį. Turi dar juodas duonas. Kiaušinį išviriau. Gal trūks truputėlį tokios rūgštėlis, aš manau, nes tai lapai tai nerūgštynės. Bet atsimenu, kad būdavo skaniai, nuėdavom į daržą, parsinešdavom bulvių šviežių, lapų ir svogūnų, ir morkų, prisiraudavom namienis vištienas ar kiaulienas ir virdavom tokį sriubytį. Saulis labai apsidžiaugė, pasakiau, kad sriubį virsim. Ir kažkur ir išvažiavęs. Nu, paragausim dabar. Skanu gausiai. Mama, vištienas tau išvirsiu ryžas. Skanu. Va, koks šiandien šeštadieniukas. Norvegijo Liepos 25. Šiandien vestuvių metinis mūsų. Išmiegojau panaktinis, išviriau sriubytės skanios. Nieks neprilygst, jokiai restorano neprilygst. Naminė maisto galvoj. Tiek skaniose nebevalgiau. Ai, rodos lietutis kaupėsi. Lekiam į trobą, gausiai. Lekiam gult. Lek, mamyt, gult pakait. Lekiam į trobą. Einam gult. Ne? Einam. Kokį gavau nuo vyro puokštę. Šiandien ir 17 metų, kaip apsiženijom. Tiek daug metų jau. Kaip galbūt tiek daug metų. Kiek tu kenti? Jau 17 metų. Nesakyčiau, kad man tik tas končia ir vis gyvenimas. A, nekenti, ne? Ne. Būn tokių debesėlių. Bet čia tikra nekončia. Bet daugiausia saulučiai. Daugiausia saulutė. Tikra negaliu sakyti, kad ir taip bloga. Iš kur tu gražiai reikia puokštį ištraukti. Bet man atrodo, kad tu man yra alergija, tai baltėja manam dusins. Pažiūrėsim. Ei, kas bus? Gausiai, vakaruojam? Sekmadieniaujam? Mama eis į darbą dar. Mama dar eis į darbą. Vieną naktį. Ryt bus laisva. Ryt važiuosim papietauti su Saulium kažkur.
atšvęsti mūsų 17 vestuvių metinis. Trečiadienį Saulius išskrenda į Lietuvą pasisvečiuoti. Sekmadienio vakaras, jau atšalo oras, apsimoviau ir kelnes, ir megztuką, su suknelėm jau nelabai. Keliauju į darbuką. Atidirbs vieną dabar naktį ir bus 2 naktis, ar 2 naktis laisvas. Nu jo, trečiadienį reikės. Išleisiu vyrą ir kitą savaitę bus 3 naktinė budėjimą. Šiandien tokia visai neblog nutaikyti. Vyr žvejoja, aš miegojau, tvarkiausi. Miegojau vėl, skaičiau, žiūrėjau visokius video, klausiausi, leidau laiką ramę ir nusiraminau, kada viskas ir gera šeimo, iš tikrųjų ir moterų savijauta daug geresnė ir nuotaika geresnė. Ir gal be reikal paatviravau, aš truputėlį atvira per daug apie tus santykių šeimo tarp vyrų ir moterų. Bet aš manau, kad dauguma susidur su tom pačiam problemom šeimų, bet nieks nekalba. Labai maža tie kalba, arba bijos vyrų, arba nežinau, kodėl nieks nediskutuoja apie to. Gal Lietuva atrodo, gal kaip kažkokia gėda, kažko ten viešin diskutuoti. Nežinau. Aš manau, kad mes atėjau į tokį laikotarpį amžiaus, nebeturim kažko ten kompleksuoti, gėdytis. Manau, reikia atvira kalbėti. Mažiau maivimus, daugiau atvirum. Aš taip manau. Nes per daug kartais maivamės ir vaidinam, kad viskas gera, bet neišsikalbam, atvirą nepasisakom. Va taip, daugiau atvirum ir nuoširdum. Keliauju į darbuką, tikiuosi, kad bus rams budėjams, nes dabar ir labai daug neramumų naktį. Šįryt buvau labai pavargusi. Galvoju, jeigu įsiskaudės galvą, gal reikia netgi pasiimti laisvą dieną, bet ne, viskas ir gerai. Iki, labanakt visiems. Labukas, šiandienį pirmadienis. Lėkiam dabar su Saulium, lėkiam kažkur pavalgysim, atšvėsim mūsų vestuvių metines. Nu taip simboliška, tik pavalgysim. Važiuojam Mariuko vaistų nupirksim. Nu ir pabūsim kartu. Apsimoviau šiandien suknelę. Vis tik žiūrėjau į savo tas suknelis, kurį pirktas iš to Lopo marketas, Lopo supermarketų. Vis tiek nepasipuošsenom. Ir nenoriu išmautis tų sintetinių irgi. Nusimoviau, nes medžiagas toks. Tai išsimoviau H&M suknelį. Kažkur gal ir nebuvau, niekur išsimovus. Toks arčiau kūną ir viskozinis, toks lengvas. Vis tiek anas nusiplau, nusinešiu ir vėliau kokią nors progą nesinori mautis iš to Lopo marketo suknelį. Nu, laukam vyro, koks čia išvis gražuolis. A nieko nepamiršai? Ko? Gražus marškinukai. Oi. Jaunikis. Šium kamerą. No foto. Oi, užvažiavo. Pats įsigūna. Dunkčias užvažiavo. Pats gal kas buvo. Dabar einam pramogauti. Pats gal kas buvo. Nu gerai, nekreip dėmesį. Kreipki žmoną dėmesį. Ei, nežiūrėk tu pats.
swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you. The clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune, for no other song could be worthy of beautiful, wonderful you. Now who could have thought this could happen? Who would have ever believed? Einam žaidimą aikštelė. Grįžtant jau būsam aptinkę, būsam. Kriauklių privalgė jau. Neimkim tų kriauklių šiandien. A neimti. Apsišausim. Nuleisti visai. Žiūrėk, jau tai tiltą pastatė, nebuvo. Nu jau mačiau, pakelm, nuled. Bet dar neatidarys, ko gero, ne? Ten mašinas važiaus irgi, ne? Ne, ten piščių. Piščių dviračių, ne? Man reikės pašaudyti per tą tiltą tada. O, pakels tiltą. A ne, to pažiūrėjau mašiną. Pasirodė, kad tiltą pakels. Na, nesušalsis suknelį? Ne, kur aš tai karštą. Šitų kitą balvą. O. Čia pririšt vyrą. Čia su tu grandinėlį nepririš nieko. Man atrodo, kad iš vis vyrų neįmanoma pririšti. Misija neįmanoma. Gerai, padaug. O, bet čia šitą fainai liūdna, tai gražiau. Gal neatidarytų čia? Ką? Niek ne. Einam į to, kur buvo. Pasisekėm iš čia. Kaip kartą teisim. Ryto gali. Niekam nekalbu. Nereikia alkoholį, karštą. Gal įpilsi ir moneliukas. Kol išsirinkom papadėlį ir bruskėtas. Visokiai sudėtingi dalykai, ne, solėti. Aš sakiau, vištienos grietinėlės kažkokias. Tai matos, kai atsikišim į priekį, ne? Ne. Zuikis. Kaip aš galėjau žanikai su tavim, Salė? Kodėl? Tu tik paskloiki. Bet tu nebuvai toks jaukingas, dabar tu esi jaukingesnis. Jaukingesnis. Nu, tu buvai rimts labai. A ne? Aš rimts buvau. Rimts vaikis. Į ko Ingrida paverti tave? Į ko pavertasi maniau? Į zuikį. Nu, turime šakutį. Ir šakutis, va. Karbonarė su vištiena tau. Man vištiena.
papadėlė kažkokia. Bet skaniai, su grybu kažkaip padažu. Grilint vištieną. Skanas. Nuotaka. Einam kavos gerti. Kaip gražu saulė. Eina, pručia. Gražu, ne? Kaip toks vėjėlis. Skaniai pavalgėm. Ten yra aš 3 savaitės, kol atsiųsiu. Bet jau 3 savaitės jau plėja. Užsakiau iš Švedijos. O ne. Gal šį savaitę ir atsiųsiu. Kas tau būtum Lietuva? Pasakys, ne, kad... Tau problemas, kaip nu, te vaikyk. Bet tik pats, žiūrėk, kokį... Tik mašiną man reikia įsipirkti. Tu galėtumėm važiuoti vis. Gausi sušoktum. Staigė, mygo mano neliktum. Kaip ant spragą puso. Pats peršok. Peršok per to. Kampą viršutinį dalį. Un su per tvorį, jeigu norėtų peršokti. Tik nelabai nori. Nu jau per tik aukštį, jau neatsivožys. Jau aš specialiai tik aukštį užtviriau, nes aš jau žinau jau, ką bus. Bet per to mažą iššoktum. Kad kapuriau tokios turėlis neužteks. Reikia dėti turlupnį. I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you, the clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune, for no other song could be worthy of beautiful, wonderful you. Now, who could have thought this could happen? Who would have ever believed? Could it be true that someone like you could fall for somebody like me? I'll swing along, happy as ever, no longer lonely or blue, for I have been kissed by an angel, beautiful, wonderful you. Now who could have thought this could happen? Who would have ever believed? Could it be true that someone like you could fall for somebody like me? Now I'll swing along, happy as ever, no longer lonely or blue, for I have been kissed by an angel, beautiful, wonderful, marvelous, lovable, beautiful, wonderful you.
operas čia yra. Operas dainininkas. Pabaigs greta tiltą. Bet čia atrodo, kaip mašins važiuotų mane. Nu, grįžtam iš vestuvinį savo vakarienis. Saulius suvalgė karbonariją. Ir dabar jau... Kešu plekus vakalį krūvus. Dabar labai lėta einam. Jau 2 banks, bet tai trečioj parės. Neatsakau niekam. Įkelis nedėsiu jau. Nu, čia pat jau tualet ir netoli. Prekybos centras, galės neiti tualet. Maus dievu, kad banka kuo greičiau parės. Labai lėta einam. Trečioj banka bus potėnis. Du durnelė. Suaugę žmonės tokie skysti. Aš nežinau. Ne alkoholį, alaus geriami, taip tik jūkami. Tai gal čia tas įsuk? Žiūrėk, galvojau, kad statula šuniukų, bet tikras pasirodo. Ana, daug palaikęs. Nu, jau nebišės tau čia pasisupti. Žiūrėk, 2. Kokie gražus. Haskį. Ne, vilka. Nesakyk, kokie jie gražus. Ramės, kad turėčiau didelį pluošį, pasibėrčiau būt monetų. Kai atlikčiau viską, apsimesčiau, kad renku monetas. Iš kur čia taip sugalvoja plan? O, Jėzau. Nu, jau karšta. Nu jo, tai čia oi. Einam gal greičiau biškį. Ne. Vestuvin vakarienė. Jie greičiau bes įstums. Ką baigės mūsų vestuvin vakarienė? Reiks plaut kelint viską. Siaubas. Žiūrėkinuku. Man labiausiai pritinka apvalį, tokiai apvalį, pastebėjau. Visai apvalį. Čia ne, vaikiški čia. Mange dessverre. Det eneste vi har er sånn der vannfarge på en måte. Dessverre. Munstiliaus. Tai aviatoras. Ai, ne, bištai padedi. Ai, ne, troštai. Ne, grįžti. Šį kartą nubėgau pait nusipirkau sidabrinis, tokį žydras auskariukus. Saulius sakė, per pigiai reikėjo ko nors daugiau prisiminimo. Kiekvienas metas vestuvių metinėm Saulius kažko nori nupirkti man. Gal ryto nueis nusipirksiu kokį pakabuką, bet irgi, kad būtų va toks žydras. Un tiek šviesiai žydras. Reikia įsidėti, pažiūrėti, ar man kaip man reaguoja į to sidabrą tas ausis. I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you.